Gerą dieną visiems krepšinio mylėtojams, eteryje krepšinio savaitė. Šį kartą laidą pradėsime nuo Kauno Žalgirio rungtynių maratono Eurolygoje, kurioje prasidėjo antrasis reguliaraus sezono ratas. Pirmasis šio rato rungtynes kauniečiai sausio 2 žaidė pilnutėlėje Žalgirio arenoje su Berlyno Alba ekipa. Kauniečiams pavyko nutraukti 6 iš eilės pralaimėtų rungtynių seriją. Žalgiris iškovojo dramatišką pergalę 77-71. Rezultatyviausiai kauniečių gretose pirmosiose naujų metų rungtynėse žaidė Kynanas Evansas pelnęs 13 taškų. Gimtadienį rungtynių dieną šventęs Tomas Dimša pridėjo 12 taškų, o Edgaras Ulanovas pridėjo 10. Žalgirio krepšininkai pirmajame 2024 Eurolygos mače iškovojo 6 sezono pergalę ir taip pradžiugino naująjį trenerį Andrėją Trinkieri, kuris debiutavo Eurolygoje būtent šių rungtynių metu. Vis dėlto antrasis dvigubos savaitės blynas prisvilo. Kauniečiai išvykoje neprilygo silpniausiai Eurolygos komandai Vilerbano Asvel 79-93 ir vėl grįžo į pralaimėjimų kelią. Leptinga šioje dvikovoje tapo trečiojo kėlinio atkarpa, per kurią aikštės šeimininkai išprovokavo pražangą, pataikė tritaškį, vėliau išprovokavo nesportinę pražangą, pelnė dar keletą taškų. Iš viso Vilerbano krepšininkai per vieną ataką į Kauno komandos krepšį pelnė net 7 taškus. Po nesėkmės prieš silpniausią Eurolygos komandą kauniečiai stojo į dar vieną išvykos mūšį ir tai pradėjo antrąją iš eilės dvigubą savaitę. Vėlų sausio 9 dienos vakarą kauniečiai 84-79 įveikė Valenciją ir tai buvo pirmoji kauniečių pergalė išvykoje po beveik pusantro mėnesio pertraukos. Iki pergalės Valencijoje Žalgiris paskutinį kartą varžovų tvirtovėje buvo laimėjęs praėjusių metų lapkritį, kuomet palaužė Milano Emporio Armani. Kauno klubas nuo 2017 metų laimėjo visas išvykos rungtynes prieš Valencijos komandą. Šių rungtynių didvyriu Žalgirio komandoje tapo tinklelį plėšęs Kynanas Evansas. Per 27 minutės jis pelnė 24 taškus ir pataikė 6 tritaškius. Tai naujas Žalgirio puolimo lyderio rekordas Eurolygoje. Iki šių rungtynių jis siekė 5 tritaškius. Puikias rungtynes sužaidė ir Žalgirio kapitonas Edgaras Ulanovas, kuris rungtynėse neprametė nei vieno dvitaškio ir pataikė visas 6 baudas. Ulanovo sąskaitoje 14 taškų, Rolando Šmito sąskaitoje 12, Laurino Piručio 11. Apie Žalgirio dvikovą su Barcelona papasakosime laidos pabaigoje. Po ilgesnės pertraukos Europos taurės rungtynes laimėjo Vilniaus Wolves, kuri 91-89 nugalėjo Liublianos CTVT Olimpiją ir šventė pergalę po 6 nesėkmių iš eilės. Liublianos komanda 14 turo rungtynėse ir vėl nesugebėjo iškovoti pergalės, tad jai dabar priklauso pati ilgiausia nesėkmių serija Europos taurėje. Tuo metu Rašydas Sulaibonas Vilniaus ekipai surinko 23 taškus, o Vaidas Kariniauskas pridėjo 15 taškų ir 19 naudingumo balų. Vilniečiai iškovoję šią pergalę išsaugojo viltis pakovoti dėl atkrintamųjų rungtynių. Artėjantį trečiadienį sausio 17-ąją Vilniečiai susikaus su Slavožanskės ekipa, o ši dvikova gali tapti esmine dėl situacijos turnyro lentelėje. Šiose rungtynėse Wolves ekipai nepadėjo nuo komandos atskirtas Adas Iškevičius, kuriam yra ieškoma nauja komanda. O šį savaitgalį Vilniečiai Lietuvos krepšinio lygos dvikovoje susitiks su Vilniaus Rytu. Apie šią akistatą papasakosime kitoje laidoje. O dabar keliaujame į lemiamą ryto mūšį FIBA Čempionų lygoje. Išvykoje Vilniečiai turėjo laimėti prieš Atėnų Peristerį, kad išsaugotų viltis patekti į kitą etapą. Deja, Vilniečiams tarptautinio sezono išgelbėti nepavyko. Atėnų Peristerį ir antrą kartą įrodė pranašumą prieš Vilniečius. Šį kartą rezultatu 83-80. O tai reiškia, kad Vilniaus Ryto 2023-2024 metų tarptautinis sezonas jau baigtas. Sunkumų Rytas turėjo nuo pat dvikovos pradžios. Beveik 7 minutės Vilniečiai nesugebėjo pelnyti taškų iš žaidimo ir tai uždavė neigiamą toną. Nuo pat rungtynių pradžios šeimininkai truktelėjo į priekį, o vienu metu Peristerį pirmavo ir 19 taškų skirtumu. Tačiau ketvirtąjį kėlinį Rytas pradėjo spurtu 14-4. Likus žaisti 4 minutės, komandas jau skyrė tik 1 taškas. Vilniečiai net išsiveržė į priekį, tačiau rungtynių nugalėtojas sprendėsi per paskutinės dvikovos akimirkas. Per jas Vilniečiai nesugebėjo užpulti, o varžovus į priekį tiptelėjo Nemanija Tangubičiaus tritaškis ir tikslus šeimininkų baudų metimai nulėmė Vilniečių ankstyvą tarptautinio sezono pabaigą. Rytui 20 taškų surinko Markusas Fosteris, 14 Martynas Ekotas, o 13 R.J. Kaulas. Vilniaus klubas 4 sezoną iš eilės dalyvavo Čempionų lygos turnyre. Sostinės ekipa antrą kartą nepateko tarp 16 geriausių turnyro komandų. Sunku suprasti ne tik tai, kad Vilniečiai labai anksti baigė tarptautinės kovas, bet ir sunku suprasti faktą, kad per 4 metus Čempionų lygos išvykose Vilniečiai žaidė 20 kartų, tačiau laimėjo vos 6.
Charakterį rodęs Panevėžio Sevenbet Lietkabelis Europos taurės rungtynėse buvo priverstas pripažinti turnyro nugalėtojų Las Palmo Gran Canaria ekipos pranašumą rezultatu 84-92. Šeimininkų neišgelbėjo net ir fantastiškas Deivido Sirvydžio pasirodymas. Pralaimėjusiems Sirvydis pelnė net 31 tašką. Lietkabeliui po 11 surinko Dovis Bičkauskis ir Gediminas Orelikas, tačiau šių dviejų krepšininkų pastangų buvo maža. Lietkabelis pralaimėjo 9 kartą šį Europos taurės sezoną. Iki reguliaraus sezono pabaigos panevėžiečiams liko 4 rungtynės. Pirmosios iš jų laukia jau sausio 17 dieną išvykoje prieš Beresoburgo krepšininkus. Na, o grįžtant prie minėto Deivido Sirvydžio, įspūdingas pasirodymas rungtynėse su Gran Canarijos klubu leido jam tapti rezultatyviausiu Europos taurės krepšininku. Jis šiuo metu fiksuoja 18,9 taško vidurkį, o tai yra geriausias rezultatas tarp visų lygos krepšininkų. Antroje vietoje yra Paryžiaus klubo žaidėjas Tyžis Šolcas, jo vidurkis 17,7 taško. Laidą užbaigime kalbėdami apie Kauno Žalgirio išvyką į Barceloną. Deja, ji baigėsi skaudžiu pralaimėjimu rezultatu 73-91. Košmariškai rungtynes pradėję Lietuvos čempionai rungtynių starte atsiliko net 0-13, tačiau vėliau surengė spurtą net 22 ir persvėrė rezultatą. Tačiau katalonai susigrąžino iniciatyvą, o antroji dvikovos dalis priminė katės ir pelės žaidimą. Jame stipresni buvo Rodžerio Krimo auklėtiniai. Šiose rungtynėse Eurolygos debiutą turėjo 17-metis Kasparas Jakučionis, kuris aikštėje pasirodė tuo met, kai rezultatas buvo aiškus. Lietuvis taiklių metimų atidarė savo taškų sąskaitą. Kauno ekipos neišgelbėjo 15 taškų pelnęs Edmundas Samneris. Kynanas Evansas nepriminė to Kynano Evanso, kuris siautėjo Valencijoje. Jis pelnė 14 taškų, o 10 pridėjo Brady Menikas. Po šios nesėkmės Žalgirio šansai pavyti Eurolygos įkrintamųjų traukinį dar labiau sumenko. Iki reguliaraus sezono pabaigos dar laiko yra, tačiau reikia skinti pergalės. Artimiausios rungtynės Kauno ekipos laukia prieš Stambulo Fenerbahčę sausio 19 Žalgirio arenoje. Tuo šiandien savo laidą ir baigiame. Atsisveikiname iki kito karto.